Nu ką, sveiki gyvi, be poliruodamas Maką sugalvojau padaryti video apie polirolius ir poliravimą. Iš karto video pradžioje pasakau, aš nekenčiu poliravimų, aš esu prastas poliruotojas, nors visą teoriją poliravimo žinau, dažnai darau poliravimo klaidas, dėl to aš jas darau, kad neturiu kantrybės, todėl stengiuosi atsimuš darbus ir jei reikalingas poliravimas per kelias dienas daryti. Kitas poliruotas gal tokį darbą įveiktų per dvigubai trumpesnį laiką dėl turimų medžiagų, įgūdžių ir kad turi kantrybės. Aš neturiu kantrybės. Stengiuosi tiek, kiek įmanoma daryti geriau, bet kartais visko pasitaiko. Sakykime, kaip ir Simako atveju. Ten viskas kapotas gerai, apart dulkių čia papuoliai matyti dažiau, viski kitokia temperatūra, nematau į kadrą papuolų. Šitas sparnas buvo labiau kerzavotas negu duris pavyko nulieti. Ir turėjau lygiai tą kerzą, praktiškai nuėmiau ir po moldingu ir šitaip nuleidau iš tą dalį, nes čia jau kerza plus minus į buferį panaši. Bet pradedantiesiems pabandysiu trumpai teoriją padėstyti, kaip atskirti poliravimo pastas. Nes kartais atrodydamas, kad tu perki gerą pastą ir ji nėra bloga pasta, bet nesuprasdamas nusiperki pastą, su kuria, kaip tu sako, prisidirbi taip, kad net man papuolė tokių variantų, supoliruoji, uoga atrodo, 2 dienas ant saulės pašuto, išlindo pliauzą ir panašiai. Yra esminiai taisykliai, yra poliravimo pastos ir yra poliravimo pastos su užpildais. Kiti vadina su silikonais. Bet tas su silikonais yra toks slidus reikalas. Jinai gali būti su užpildais, bet silikono joje nebūti ir gamintojas parašydamas be silikono, jis teoriškai jums vis tiek nemeluoja. Tai esminis toks dalykas. Yra vadinamos kerpančios, skutančios, realios poliravimo pastos ir yra, kaip sakau, poliravimo pastos su užpildais. Pateiksiu pavyzdį. Čia yra Fast Cutas Extremas. Yra 3M pirminė poliravimui pagrindiniai pasta. Nebūtinai taisyklė, bet kaip pastebėjau aš šiai dienai, pastos, kurios, sakykime, poliruojant linkę ilgainiui dulkėt, dažniausiai yra realiausia, kad grynos, negu pastos, kurios visada stumdo, tartum poliruoja ir stumdo šlapę frakciją pienelį. Aišku, gali būti gera iš to poliravimo frakcijų, geras kažkoks šitą pienėlis užpildas, kas neduoda dulkėti, gali tai būti. Dažniausiai paprastos tiesiog poliruot pastos, pirminiais, antriniais, tretiniais, jos labiau linkia į dulkėjimą. Pavyzdžiui, yra, čia mano mėgstama, One Cut and Finish. Vadinami One Stepai, kitų vadinasi ir panašiai. Dažniausiai šitos pastos kuo pasižymi, kad jos turi užpildą. Niekas tai nesako, bet dažniausiai šito One Stepai, kuo yra ypatingi, kad jie dažniausiai turi 2 esminės funkcijas. Pavyzdžiui, čia paimsim, yra F6, ne One Stepas, čia yra One Stepas. Kadangi 6 yra ir čia, reiškiasi grūdėtumas tos pastos yra tas pats. Teorinis išveičiamosios pusės agresyvumas yra panašus, bet atsiranda vienas bet. Kodėl reikia mąstyti kartais, nes nusigriebiau polirolį ir gausiu visada vienodą rezultatą. Taip ne visada atsitinka. Sakykime, pavyzdys toks. Šitoj pastoj yra užpildas. Dažniausiai užpildas, jeigu rašau be silikono, tai būna vaškinio tipo. Ir dažniausiai one-stepinės vieno žingsnio pastos turi tokią savybę, kaip vadinama šveičiamosios frakcijos kilimą. Tai arba jinai šveičia ir tam tikrą laiką būdama ant paviršiaus nuo temperatūrų skirtumų smulkėja, pasiekė, šiai dienai neturiu kokį M3, ten M4 frakcija dar smulkesnė ir kartu šveisdama įtrina vašką į paviršių. Arba kai kurios net, pavyzdžiui, reikalauja, kodėl reikėtų irgi poliravimo technologiją pasidomėti, nes, pavyzdžiui, kai kurios pastos, ypač su One Stepais, nurodo, tu prie, sakykime, pirmą poliravimą atlieki prie 1500 apsisukimų, o paskui padirbė, sakykime, minutę 2 ant paviršiaus, padvigubinė apsukas ir tipo nuo apsukų didėjančios temperatūros pasta susmulkėja, įsitrina vaškas
ir tas paviršius pradeda labiau blizgėti. Aš konkrečiai nepasakysiu, bet man atrodo, tokį dėsnį pastebėjau su Sonaxu poliravimo ar Menzerna poliravimo pasta, tiksliai neatsimenu su kuria. Dabar įsivaizduokit, sakykime, apie galimas klaidas. Sakykime, aš supoliruoju su šitą, paskui mastau. Paimsiu dabar One Stepą, nes tai yra P6, čiut smulkesnis, faino atitikimas, supoliruosiu ir po to paimsiu, tik neturiu, sakykime, M3, minimaliausiąją cutą, micro cut, arba šituose 3M micro cut, man atrodo, juodas arba mėlynas dangtelis, tiksliai neatsimenu. Reiškiasi mikroninis kirtimas. Čia ir suprantat, atsiranda paradoksas. Čia pavariau sausai, pirmu žaliu dangteliu, sakykim, su pirma pasta ir paskui griebiausi poliruoti su One Stepu, kurio greidas lyg ir atitiktų smulkesnis, bet jis įtrina į paviršių vašką. Ir čia natūraliai iškyla tada toks paradoksinis klausimas, kur tas vaškas pasideda. Tu nusivalai skuduriuku, viskas blizda. Tu pradedi zulint, čia F6, bet sakykim su M6, M3 tiksliau, micro, tik kad tu, ką jisai pradeda daryti, jis nepoliruoja jūsų paviršių, jis didelė tikimybė, kad jis zulina vašką, vaškuotą paviršių. Ir čia gaunasi esminė bėda. Realiai tu M3 micro cutą pasiėmęs pastą, tu nedarai jokio rezultato, tu brūžini vašką ir negauni norimo rezultatų. Tai visas šitas, nes pavyzdžiui, net, tai čia gerai, čia vidutiniai One Stepas. One Stepas pas mane pagrinde naudojamas, pavyzdžiui, net šitą. Kaip nes aš dabar užsisakiau, micro cutą kažką pabaigiau ir neužiūrėjau. Tai šitam BMW ėjo šitaip, šitas, paskui ėjo F-as, vidutinį, ir vidutinį su užbaigiamuoju ir poliruojamasis vaškas arba vadinama rosa, tai yra vaškas, kuriame yra šiek tiek mikrogranulių, mikroninių šlifavimų granulėlių, mažesnių už mikroninės ir kartu įtrinamas vaškas, kaip apsauga atliekamas, tai vadinamas rosa naudoju, kurio labai nedideli kiekiai reikalingi išblizgyti, bet aš dar nenaudojau, šiandien eisiu vaškuoti, nes visada vaškavimą aš kažkaip linkęs palaikyti visiems šitiem sukristę samiem poliravimam. Dabar sakykim, tai viskas būtų gerai, bet jeigu šituos suflipinčiau, galimas rezultatas, kad duotuoju momentu atrodytų gerai, po dienos, po kažkiek tas rezultatas būtų prastesnis, lystų šveitimo pėdsakai arba nelygus blizgio pasiskirstinimas. Taip dėl to, kad tu pasiėmė poliravimo pastą su fileriu. Ir čia P6 jinai net ir rašo, kad jinai neturi silikonų, bet jinai turi savyje vadinamo gueros vaškų, kuris vaškavimui skystas, kuris, man atrodo, berot šitoj dominuoja ir yra šiek tiek oksidų. Paskui, pavyzdžiui, irgi dar vienas skirtumas kertant. Labai dažnai kerpamojoj šitoj fine cut, micro cut, visi šitie oksidai poliravimui, jie būna aštrios frakcijos ir padaryti taip, kad jie kuo įmanoma ilgiau išlaikytų formą. Šitose, kaip ir minėjau, kad jie gali būti padaryti taip, kad skiltų smulkėtų, arba net gali būti panaudoti tokie junginiai, kad jie per trumpesnį laiką užsiapvalina ir gaunasi iš aštrių vadinamų ten tų oksidinių briaunėlių pasidaro apvalios, kurios jau paskui atlieka ne lako kirpimo funkciją, bet nuo spaudimų kempiniai ridenasi ir į paviršių, į visus įrėžimus spaudžia vašką, zulina vašką. Tai gaunasi, tu su šituo ten gauni, sakykime, čia 50% rezultatų, ant viršaus 40% rezultatas ir užmeti da 10 ir pavadykim 100% tenkinantis puikus rezultatas. Jeigu tu pradedi šitą tvarką 50% rezultatų, atrodo kokia 40% rezultatų ant viršaus, šituo dar pagniūcini ir turėtų atrodyti 100% rezultatų, bet tu net kartais pasitaiko, kad tu dvejoji poliravau ir kažkodėl vaizdas nusimušiai, nes vietom mažum tą vašką nugramdė, kitur ne. Ir tu lyg matai, blemba lyg 80-70% norimo rezultato, negu ta seka, kur prieš tai rodžiau, šita seka, šituo užbaigi ir tu nesupranti, kodėl taip yra. Tai kartais pasidomėjimas yra labai geras dalykas.
Taip pat, kaip aš va dabar, klaidą nepadariau, aš faktas panaudosiu, kaip yra Kotšau B9 ir H9. H9 yra didžiausias katas, labai panašus kaip šitas, be jokio užpildų. B9 yra didžiausias katas, heavy cut, bet silicon free rašo, bet detalesnėme aprašyme yra, kad jisai turi irgi užpildo, irgi kažkoks su gueros vašku ar kas. Anasik irgi kažkaip raudona etiketė, pasėmiau H, poliruoju, viskas gerai keičiasi. Pasibaigiai H, šituo takšt palašnoju, poliruoju, pradžia viskas gera, net gal ir geresnė, jo čia vaizdas geresnis. Pys sekančiai žingsniais einu vaizdas prastėja. Nesuprantu, kas yra. Pasirodo, jame yra užpildų. Šitą baziniu būdu yra. Dabar aš ją pradėjau naudoti, įsivaizduokime, mašina atvažiuoja, kur 2 dalys dažyt ir žinau, kad nudažysiu, mašina sena ir yra surūgęs juodas sparnas, galinis ganėtinai daug pridroštas, kaip tas sako, ir realaus vaizdo ir kokybės tame nebus, kada tu nudažysi 2 dalį šviežiaus anaus, konkrečiai nelips. Ir paskui, jeigu tu atiduosi tokį, žmogui, sakys, tai čia, tep ir tep atrodo, jei supratingas, pasakysi, nuvažiuok, susipoliruok, viskas gerai. Bet aš kaip apsidraus, tai 2 dalį šoną, davai pridedu prie dažymo 50 €, bet aš jam davedu tą šoną. Tai pavyzdžiui, jei nedidelis susidėvėjimas, P6 per akis, bet yra daug, žinant, kad juodaus daug karščių, ką praryja, jos labai surūksta. P6 gali neužtekti. Tai galimas variantas, tiksliau ir net papuolė, kad kiek dariau, praktiškai būdavo šituo užtektinai padaryti ir atiduoti. Aišku, jeigu matau, kad neužtenka, reiks daugiau vėlgi. Šituo nepradedu, kad šituo užbaigčiau, nes tas pats vaškas maišo poliravimui. Tada stengiuosi pradėti tik tai, kad sausesnių tipo pasta ir paskui užbaigti šituo, P6 su vašku. Jeigu matau, kad tas reikia didesnius skrečus išimti, be šveitimo ir panašiai, paimu tokį, tada B9 su vašku užpildau, vienas žingsnis ir viskas pabaigta. Tai va, apie poliravimą tiek, dabar eisiu simaką nuvaškuosiu, poliruojamu vašku. Šiandien video tiek, dėkui, peace about.